Tai čia turbūt viena įdomiausia gali būti temų, nes žmonių, kurie ateis paklausyti, arba iš tavo sekėjų, kurie ateis paklausyti ir panašiai. Man įdomu, kodėl pradėjai kurti turinį YouTube ir gal labiau netgi kas tave įkvėpė tą daryti? Okay. Tai turėjau visą laiką svajonę pradėti daryti YouTube. Tiesiog kaip tas mažas vaikas, kurį žiūri dabar YouTuberis, visi čia Europoje, Amerikoje nori būti YouTuberiais, o Kinijoje inžinieriais. Tai man aš irgi norėjau būti YouTuberiu, nes tu matai tas YouTuberis, tu žiūri, tau žvengia, jie ten reaktina į vieną į kitą, jie ten smagus daro dalykus. Aš noriu būti YouTuberiu. Ir man tai visą laiką irgi atrodė, aš prisimenu, The 3 Edvinas toks buvo bičiukas irgi, aš galvoju, aš noriu kažko irgi tokio daryti. Kažkaip fainis, taip reaktinis, toks juokingas, aš žvengdavau, geras, kaip faina. Aš noriu būti YouTuberiu. Nu, buvo tokia 13-mečio svajonė. Bet tu, kai man bus 16 tada, man reikia biškai paukti. Ateina 16 toks, ką aš čia pasakysiu, tada tas ego, tada biškai gėda, ką aš čia juokausiu, aš taip nemoku. Nu ir vis laik ta svajonė kažkaip buvo, bet aš tada pradėjau būti videografu, uždirbinėjau pinigus jau ten savo 11 klasiai ir atėjo COVIDas. O aš turiu visą įrangą, ką jūs čia turit. 4K kamera, mikrofonai, apšvietimas, ten stabilizatoriai. Ir dingo visi klientai, nes COVIDas, ta prasme, renginiai nebefilmuojami ir aš toks, tai ką daryt? Ir toks, turiu visą įrangą, sėdžiu namuose, gal čia vlogą kokį padaryti YouTube'ai, norėjau ir aš tada su dronu skraidžiau ir galvoju, why not? Tai taip ir prasidėjo. Galvoju, kodėl ne? Vėl iš to tiesiog pajutimo, o kodėl, jeigu ne dabar, kas jei ne dabar, pabandom. Ir aš net prisimenu su Kamilė, ėjau prie Cupo upės apačioje ir sakau, Kamilė, aš man atrodo, norėjau paminėti YouTube'ą. Jis sako, rimtai, bet ten sunku, kaip ten viskas gausis tavo. Ir aš sakau, ką žinau, aš nežinau, bet aš noriu pabandyti maždaug. Ir taip ir prasidėjo, aš jai pasakiau ir viskas, aš pradėjau bandyti, aš įkėliau su pirmą video, kad sveiki, aš Martas, nežinau, buvo įdomu, aš nežinau net kurią kalbą pradėti ir aš pusę video gal nufilmau anglų kalbą. Ir aš galvoju, kažkas net čia netokio ir aš kažkaip, vis daug grįžtų lietuvių kalbą, aš lietuvis, ką žinau, gal vėliau angliškai, jeigu norėsiu varysiu. Ir nesigaliu, pradėjau lietuvių kalbą, pradėjimas vlogas, tiesiog atsidariau, gal kažkaip kūrybiškai reikia pradėti, įdėjau kamerą iš lietuvą, atidariau tas duris ir sveiki, aš Martas, galvoju, ką čia sakyti pirmam video, kai pristatysiu. Ir viskas čia tokia ikonė mano pradžia buvo. Kitas video, ką daryti dabar? Turiu hobį dronų, gal žmonėm įdomu, papasakosiu apie tą hobį. O ten pasirodo labai įdomus hobis buvo tie FPV dronai, kurie dabar ten karuose naudojami, top ginklas geriausias. O aš jau ten early buvau jas atradęs, Lietuvoje iš vis niekas apie jas nekalbėdavo. Žiauriai įdomu, visiems tas buvo hobis, sako dar daugiau, aš dar daugiau, nu gerai, dar daugiau, kurių žiūri, žmonėm patinka, žiūri, subscriberiai kyla, žiūri, viewsai kyla, kaip kokybiškai, koks geras montažas, tas palaikymas žmonių, kaip faina, pačiam faina, tu daliniesi. Tada ten keli video, aš kodėl turėtum susitvarkyti savo kambarį, savo kažkokią tą motivaciją, žmonėm faino, geras, susitvarkiau kambarį, dėkui, kažkokias traukvėlas video, bet aš tiesiog dariau. Ir man buvo rutina, atsikeliu, filmuoju video, baigiu montuoju video ir kitą dieną dar montuoju. Taip kas 2 dienas pavidekas, tai aš man atrodo, taip 2 metus grindinau YouTube'ai, kas 2 dienas praktiškai pavideka, ta prasme. Nu buvo gal 4, jeigu ten ilgesnis videkas, bet aš taip grindinau stipriai. Tai va, realiai iš to pradėjau YouTube ir ilgainiui supratau, kad man beprotiškai patinka įkvėpti žmonės ir oh my god, kokia čia gera platforma tą daryti ir labai dolinaus, net matos nuo mano pirmų video, susitvarkei kambarį, kodėl turėjom skaityti knygas, šitą knygą pakeitė mano gyvenimą, kažkaip visą laiką per tą motyvaciją eidavo, aš dar nežinau kodėl, bet vėl jau išsiaiškinau, kad wow, aš turiu savo tą why ir iš tikrųjų mano ta misija, iš kur jinai kilus, tai mes visi turim savo tą why, kodėl mes egzistuojam, kodėl tu egzistuoji, kodėl mes darome tam tikrus dalykus gyvenime ir iš tikrųjų, jeigu mes sužinom savo tą why, o mes jį visi turim ir jis visą laiką yra pozityvus visai žmonijai, tai mes gyvename juo, mes jaučiame patį didžiausią pilnatvę, nes pilnatvė tikrai ne piniguose, ne materialume, ne kažkokiam trumpalaikiuose dalykuose, ne skemuose, bet kai mes darome gerą žmonijai ir visi mes turime savo versiją kažkokią, kai mes bandom ją daryti ir tai dažnai labai kyla iš mūsų vaikystės, iš mūsų kažkokių traumų, nepritekliaus kažkokio. Tai vat mano tas why ir yra, sakau, per tą įkvėpimą, per tą įgalinimą, per tą pažadinimą, kad pabuskit, hebra, davai, susim gyvenimą darykit, kas jūs įkvėpia, o ne tiesiog kažkoks 9 to 5 robot NPC shit, davai, varom. Ir žiauriai daug žmonių pavyko įkvėpti ir rašo iki šios dienos man žmonės laiškus, kad wow, Martai, kaip nerealu. Tai vat nuo to ir realiai pradėjau savo tą. Kai galvojai daryti angliškai, jeigu dabar atsistotum į tą pačią vietą su visom žiniom, kurias turi dabar ir tau kiltų klausimas daryti lietuviškai ar angliškai ir žinotum, kad šitas atsakymas neįžeis tavo esamos auditorijos, ką darytum? Lietuviškai tęsčiau, lietuviškai. Labai faina yra kontroliuotas populiarumas, tą ilgainiui supratau, nes tiesiog žmonės nori pradėti fotografuotis ir toks tiesiog čia dabar jau tokia realybė, tu eini į miestą, tave žiūri, wow, kaip keista, the hell. Google'ės, kaip dylintis, kad tave žiūri dabar visi mieste. Nieko nėra. Fuck, okei. Turėčiau sutikti kiekvieną kartą, kai fotkina ar ne. Pliam, aš žiauriai noriu fotkina. Duok fotkę! Pliam, tu žinai mano vardą, tu žinai, kas aš toks, koks mano paskutinis video. Ką žinau, tik tokią mačiau, duok fotkę. Pliam. Ir toks, neduosiu.
Bliam, bet, tipo, turiu fotkintis, jauties kaip zoologijos sodė ir toks, ką daryti su to, kaip tylinti su to ir ieškai atsakymų, nerandėjau. Labai keistas tas populiarumas buvo iš pat pradžių. Ilgainiui išmokti su juo gyventi, bet aš labai džiaugiuosi, kad jis yra tik Lietuvoje. Aš tik išvarau kažkokį šalį, aš toks pats NPC, niekas mane nieko nežino, aš jaučiuosi kaip turistas, niekas nežino, ir žiūrėjau tą sainą. Ir aš net esu girdėjęs apie tos populiariausius žmonės, kaip Justin Bieber, kai tu pasieki tokį populiarumą worldwide ir tu eini bet kur, tai žmonės atpažįsti, tu negali išeiti savo namų, čia yra labai labai tamsus gyvenimas gyventi ir labai nesutvertas normaliam žmogui. Tai aš labai džiaugiuosi, kad aš turiu tą kontroliuotą populiarumą, sakykime, Lietuvoje ir bet kur kitur manęs niekas net nežino. Ir gal kažkada ateityje, gal aš norėsiu varyti international angliškai, bet aš dar daug ko galiu padaryti čia Lietuvoje, dar daug ko yra ko nepadaryta, dar daug čia žmonių reikia įkvėpti ir gal jiems suteikti kažkokius net fizinius tulsus, ne tik tiesiog įkvėpimą. Ačiū, kad peržiūrėjote šitą vaizdo įrašą iki pat pabaigos. Mums padės jūsų palaikymas, o tą galite padaryti paspaudę mygtuką patinka ir prenumeruoti. Jeigu norite išklausyti visą pokalbį, jo nuorodą rasite šio video aprašyme.